Labas. Investor LT kanale metas pasikalbėti apie tai, kas dabar labiausiai domina investuotojus. Čia jūs užduodate savo klausimus, o aš atsakinėju. Todėl, jeigu turite klausimų, rašykite juos po šiuo video ir sekančiame epizode, jeigu jūsų klausimas surinks daug laikų, aš jį stengsiuosi atsakyti. Ir kaip visada, pradedame nuo kanalo rėmėjų klausimų. Priminsiu jiems, pagal taisyklės laiko rinkti nereikia. Jų klausimus aš visada atsakysiu. Pirmas klausimas, kurį uždavė Ernestas. Sveika Inga, labai ačiū už kuriamą turinį. Jūsų dėka pradėjau investuoti į akcijas nuo balandžio mėnesio ir portfelis šiuo metu yra plus 11%. Viena mano pozicija yra DFN, Vanek Defense, kurį laiką stovėjo vietoje ir dabar pradėjo augti. Šiuo metu jau plus 13%. Labai norėčiau išsamesnės jūsų apžvalgos apie šį ETF, jo prognozes, perspektyvas ir ateities įžvalgas. Iš anksto labai ačiū. Na, jūs žinote, aš į ETF-us beveik neinvestuoju, aš galima sakyti, kuriu pati savo ETF-us, nes rinkuosi atskiras kompanijas į portfelį ir už valdymą niekam nieko papildomai nemoku. Plius aš atsirenku tik tas kompanijas, kurios man patinka. Aš žinau, kodėl jas renkuosi, žinau, ko tikiuosi iš jų, suprantu, jeigu dėl kažkokių priežasčių kažkas įvyko ne taip, kaip įmonės administracija tikėjosi, ir panašiai. Nes tam, kad aš kokybiškai išanalizuočiau ETF-ą, aš turėčiau įvertinti visas kompanijas, kurios įeina į tą ETF-ą. Na, arba bent jau didžiausią svorį užimančias kompanijas. Tai būtų mažiausiai 10 įmonių. Todėl čia darbo man būtų dar daugiau negu atsirinkti kelias man patinkančias įmonės. Nes jeigu man nepatiks bent viena kompanija, tai nepatiks ir visas ETF-as. Štai toks dalykas. Bet tai nereiškia, kad ETF-ų nereikia pirkti. Tikrai iš ETF-ų galima susikurti puikų portfelį ir kaip tai padaryti, aš kalbėjau atskiruose video pranešimuose. Kanale yra netgi atskiras grojaraštis paskirtas ETF analizai. Ten aš kalbėjau, kaip ETF-us atsirinkti, į ką atkreipti dėmesį, kai renkiesi iš kelių panašių ETF-ų, kur ieškoti europiečiams prieinamų ETF-ų ir taip toliau ir panašiai. Todėl daugiau negu tose video aš tikrai nepasakysiu nieko, kaip juos analizuoti, kaip atsirinkti, viskas yra tose video. Bet kalbant apie ateities įžvalgas, tai jūsų pasirinkta industrija yra gynybos arba taip vadinama karo pramonė. Ir šiandieninėme pasaulyje atrodo tikrai labai aktuali tema. Šalis vis labiau ginkluojasi, vyriausybės vis daugiau tam skiria pinigų. Ir ne tik sunkiai kariniai technikai, aviacijai plačiaja prasme yra skiriami pinigai, bet ir didelis dėmesys yra skiriamas informacijos gavimui. Todėl tokios kompanijos kaip, tarkim, Palantir tikrai gali turėti momente netgi daugiau naudos nei koks Lockheed Martin. Todėl labai svarbu, kokios kompanijos įeina į tą ETF-ą. Ir jūsų ETF-e Palantiras būtent ir sudaro didžiausią svorį. Todėl ETF struktūra tikrai pasirodė gan įdomi. Ir kad dabar ši industrija arba jūsų ETF-as rodo didesnį augimo dinamiką, tai tikrai nieko nestebina, tiesiog tai pradėjo suktis tas mūsų pasaulis, o pasižiūrėjus į kainos grafiką, tai jeigu, tarkim, būtumėt prieš metus ten investavęs, tai dabar būtumėte trigubai didesnį pliusą turėjęs. Todėl suprantame, kad yra laikotarpis, kai tokios istorijos aktyviau perkamos, o po to ateina periodas, kai jaučiamas atvėsimas. Bet visumoje pramonė, manau, kad bus aktuali, bus reikalinga ir kuo daugiau medija ir politikai eskaluos gynybos reikšmę, kuo daugiau bus karinių konfliktų pasaulyje, tuo patraukliau investuotojams atrodys ši industrija. Todėl pasirinkimas, manau, geras, aktualus, todėl ir sėkmingas. Ir ilguoju periodu turėtų būti augantis trendas. Bet aišku, korekcijų neišvengsime, dabar yra plus 13%, po pusmečio gali likti tik tai plus 2, o gal ir minus 7, tikrai niekas nežino, koksai bus rezultatas, nes trumpuoju periodu gali būti stipresnių svyravimų. Tačiau ilguoju periodu, kaip minėjau, turėtų būti aiškus augantis trendas. Deja, bet kol kas realybė yra ne tokia, kokios norėtųsi. Norėtųsi, kad pasaulis, aišku, draugautų, o ne kariautų, bet yra kaip yra.
Važiuojam toliau. Sekantis klausimas Daryto klausia. Labas, ar galima nusipirkti pačios naftos, dujų ar elektros, o ne tų įmonių akcijų? Ačiū. Taip, galima nusipirkti pačios naftos ar dujų. Su elektra yra kiek sudėtingiau prekiauti, bet irgi įmanoma. Tiesiog jums reikia, kad brokeris leistų prekiauti futuriais, ateities sandoriais. Dar gali būti ETP, ETC variantai, čia priklausomai nuo to, ko jūs norite. Ir jūs, kaip suprantu, nesate, tarkim, kokios degalinės savininkas, kad jums iš tikrųjų reikėtų naftos ar dujų, kad tą žaliavą jums fiziškai pristatytų. Jūsgi greičiausiai tiesiog ieškote būdų paspekuliuoti, nes matėte, kaip greitai kinta naftos ar dujų kaina, ypač kai pasaulyje nutinka kokių netikėtų situacijų, bet aš labai noriu, kad jūs išgirstumėte tokį dalyką, kad futuriai, opcionai, šortai ar kokios kitos išvestinės priemonės tikrai nėra naujokams skirti instrumentai. Todėl neskubėkite visko išbandyti, kas siūlo jūsų brokeris. Ateis laikas ir jeigu reikės, jeigu matysite, kad tikrai reikia, tada ir išbandysite. O kol kas, jeigu kyla tokie klausimai, tiesiog siūlyčiau ten nelysti. Aš gal prieš kokius 10 metų, ar gal ir prieš dar daugiau metų, gavau patarimą, ne tiek patarimą, tiesiog žmogus, kuris tikrai supranta žaliavų rinką, pasidalino patirtimi ir jis pasakojo, kad su sąlyginai mažais pinigais apskritai geriau ten nelysti. Nes toje rinkoje yra daug labai rimtų spekuliantų, kurie tikrai užsidirbs iš jūsų nepatirties. Todėl, kam be reikalo rizikuoti? Eikime prie sekančio klausimo. Valdas klausia. Sveiki, dėkoju Jums už kuriamą turinį, jis labai naudingas. Taip pat noriu paklausti, turiu Vistra Energy, tikeris VST. Ši kompanija per pastarosius metus labai užaugo, kiek potencialo dar ji turi augti, kokia jos tikslinė kaina, gal jau laikas fiksuoti pelną. Dėkoju už atsakymą. Taip, tikrai puikiai užaugo šitą kompaniją. Mes uždarame klube, pamenu, pavasarį ją aptarinėjome kaip realų kandidatą, kurį greičiausiai įtrauks į S&P 500 indeksą. Taip ir nutiko. Todėl, nepaisant verslo spartaus augimo ir puikių ateities perspektyvų, dėl ko iš esmės ir kilo akcijos kaina, tai dar prisidėjo ir naujiena dėl įtraukimo į indeksą. Aišku, kompanija negali visą laiką kaip raketa tik į viršų kilti, turi kažkada pailsėti nuo spartaus augimo, turi šiek tiek atvėsti, todėl matome momente šiokį tokį pakritimą, bet visumoje, žiūrint į ateities gairias, kokiems 3-4 metams į priekį, vertinant tai, kad elektros energijos mums reikės vis daugiau, tai kompanijos verslas, anot analitikų ir vertinant pačios kompanijos planus, atrodo, kad ir toliau sparčiai tas pelnas augs. Todėl, jeigu nebaisios momentinės korekcijos, tai galite ją ir toliau laikyti. Kompanija dabar atrodo vis dar perspektyvi ir jeigu vertinti analitikų prognozes, kai pelnas augs daugiau nei 30% per metus, tai iki 26 metų pabaigos kaina gali būti ir tarp $140–150. Čia yra visai realu. O kad koreguojasi, tai labai gerai, kas neturi, tiems yra proga atsidaryti poziciją. Ir jeigu jį grįžtate testuoti buvusią viršūnę ties $106, tai būtų tiesiog idealus variantas. Bet ar tiek mes pamatysime, niekas nežino. Važiuojam toliau, ieškom dar klausimų su žvaigždute. Ačiū visiems už palaikančias žinutes, jūs esate patys geriausi draugai. Štai dar vienas klausimas iš rėmėjų. Labas, ką manote apie RMBS? Gal verta pasvarstymų? Dėkui. Tai yra žinoma man kompanija. Šių metų pradžioje buvo labai didelis hypas aplink šią kompaniją, kaip ir beje apie bet kurią kitą kompaniją iš semikonduktorių pramonės, dėl dirbtinio intelekto, dėl duomenų centrų, augančių perspektyvų. Bet po paskutinės ataskaitos mes matome, kad labai stipriai pasikoregavo jos akcijos, nes buvo sumažintos ateities gairės. Ir jeigu metų pradžioje akcijos prekiavosi už $76, tai dabar galime nusipirkti už 42. Vertinant finansinius rodiklius, tai kompanija atrodo neblogai, kapitalizacija nėra didelė, skolų praktiškai nėra, turi didelį kiekį kešo, vadinasi, jeigu norėtų, galėtų laisvai vykdyti baibekus.
Aišku, norėtųsi, kad pelno augimo rodikliai būtų patrauklesni, bet suprantame, kad dėl to ir pasikoregavo kaina, nes nebenumatomi tokie dideli augimo tempai. Vertinant būsimus EPS rodiklius, kompanija prekiaujasi beveik už realią vertę, nėra perpirkta, bet nėra ir stipriai neįvertinta kompanija. Forwardinis PE apie 18, tai prie planuojamų augimų dabar atrodo, kad visai normali ta akcijos kaina. Aišku, jeigu po semikonduktorių ketvirčio ataskaitų vėl grįž pozityvas, hypas, jeigu vėl visi kalbės, kad ir vėl trūksta atminties, ir visų kitų čipų, tai momente šią kompaniją gali investuotojai ir brangiau vertinti. PE gali būti ir virš 20. Ir tokiu atveju kaina gali siekti apie $50–55. Bet tam reiktų didesnio pozityvo. Ir kol kas mes to pozityvo nematome. Todėl prieš ataskaitą aš tikrai nesiūlyčiau pirkti, geriau palaukti ir pasižiūrėti, kokie bus jos, sakyti, ateities planai artimiausiams ketvirčiams, tada lengviau bus apsispręsti. Nors man, kol nėra stipraus neįvertinimo, ji netrodo labai verta dėmesio. Tiesiog dabar jinai yra prekiaujama už realią vertę. Tai jeigu jums jinai yra įdomi, vadinasi, verta dėmesio. Važiuojam toliau, dar mačiau buvo klausimų su žvaigždute. Štai. Klausimas, dar norėjau paklausti dėl IBKR ICA. Čia būtų UK gyvenantiems, kaip manot, ar verta persivesti iš paprastos sąskaitos dėl mokesčių ir ar akcijų prieinamumas, pirkimas bus toks pat. Dar įdomu, kaip geriau apsimokėtų prisijungti ICA prie turimos sąskaitos ar atsidaryti naują. Dėkui. Kadangi aš gyvenu Lietuvoje, tai nelabai žinau, kaip geriau elgtis UK gyvenantiems, bet mūsų uždarame klube yra žmonių, kurie kaip tik dalinasi savo patirtimi šio klausimu ir jie kalbėjo, kad formuojant ypatingai dividendinį portfelį yra geriau rinktis ICA sąskaitą, nes tada nereikės mokėti pelno mokesčio, bet per metus į tą sąskaitą galima įnešti tik 20 000 ir jeigu įnešite daugiau, tai nuo perviršiaus bus taikomi pelno mokesčiai. O dėl akcijų blogesnio prieinamumo tai niekas neužsiminė, tai matyt nėra su tuo kažkokių tai problemų. Bet vėlgi geriau yra bendrauti tiesiogiai su tais, kurie turi tame patirtį. Todėl būti gero investuotojų klubo nariu yra naudingas reikalas. Aš ten irgi labai daug dalykų sužinau naujai. Šalia dar vienas rėmėjo klausimas. Linas klausia, laba, kokia tavo nuomonė apie KULR ir NRGV ilguoju laikotarpiu? Negirdėtos įmonės, pasižiūrėkime Finvize, KULR. Visai mažutė įmonė, vos 61 milijonas kapitalizacija, kaina 30 centų už akciją, nuostolinga kompanija ir kitais metais dar bus nuostolinga. Tai nelabai kokia nuomonė apie tokią kompaniją. Matot, viskas, kas yra žemiau $, yra vadinama penny stocksais. Ir čia dažniausiai investuotojai stato ant įmonės bankroto. Aš net nebejoju, kad kompanija skiedžia savo akcijas, nes veikti nuostolingai ir nesiskolinti, tai nežinau, kaip jai dar kitaip išgyventi, nes čia skolų praktiškai nėra. Tai vadinasi, tiesiog skiedžia akcijas. Ir jūs pirkdami tokias kompanijas tiesiog papulsite į spąstus, nes akcijų vis daugės, jos vis pigs, tada kompanija sugalvos daryti reverse stock splitą ir jūs tiesiog apsiženysite su šia kompanija ir turėsite amžiną minusą, jeigu, aišku, dar pati kompanija nebankrutuos. Insideriai, kaip matome, irgi išsiparduoda ir beje prie panašių kainų, tai aš tikrai tokios kompanijos nepirkčiau. Tai pasižiūrėkime, gal kita kompanija bus rimtesnė, NRGV, o čia Utilities kompanija, irgi mažutė, irgi nuostolinga, bet čia aš tiesiog iš industrijos pusės gal žiūrėčiau, nes ilguoju periodu gal ir gali iš jos kažkas išaugti, bet irgi nelyščiau į tokias istorijas. Kam būti tokios zombinės kompanijos akcininkų, kai gali turėti rimtą įmonę portfelyje, kuri jau moka dividendus arba turi didelį augimo potencialą. Todėl verčiau į tokias istorijas tiesiog nelysti. Beje, praeitame epizode buvo klausimas apie kompaniją tikeriu ASTC, kuri užsiema internetu, palydovais, žodžiu, vos ne Starlink konkurentas. Bet kompanija nedidelė, nuostolinga, ir atrodo tikrai nieko ypatingo joje nėra.
bent jau žiūrint į rodiklius, ypač kai buvo domimasi jos perspektyva tik iki šių metų pabaigos. Tai kai domina toks trumpas laiko tarpas, tai kaip ir atsakiau per daug nesigilinus. Nors labai užkliuvo kainos grafikas, nes pamenate, ten buvo stiprus momentinis augimas ir tokiais atvejais tikrai reiktų pasidomėti, dėl ko tokie judėjimai vyksta. Ir pasirodo, kad kompanija yra nekartą šmežavusi medijoje ir apie ją tikrai nekartą skaičiau, bet tąkart tiesiog nesuvečiau skaitytų naujienų. Bet esmė tame, kad tuo metu, kai augo ASTC akcijos, kartu augo ir AT&T kompanijos akcijos, nes jos abi paskelbė apie bendradarbiavimą. Ir pasirodo, tą bendradarbiavimą jos pratęsė iki 2030 metų. Ir šitas bendradarbiavimas yra abiem kompanijom labai naudingas, nes ASTC paleisti palydovai stipriai padidins AT&T kompanijos konkurencinį pranašumą, ir pačiai kompanijai, kuri paleidžia tos palydovus, yra gerai turėti tokį partnerį, tokį didelę stambią kompaniją. O AT&T naudos turės dėl to, kad tie paleisti palydovai, tai yra kosminio korinio tinklo paslauga, įsprendžia tiesiog ryšio pasiekiamumą ir atokesnėse vietose. Tai čia, aišku, labai didžiulis pliusas būtų AT&T kompanijai. Ir medija jau tikrai išliaupsino tą kompaniją ir perspektyvos gali būti jau numatomos. Ir tokiu atveju net ir nuostolingą kompaniją mes jau galime vertinti ir net įvertinti, kokia galėtų būti tikslinė kaina. Tik tai tiek, kad aišku turėtume žiūrėti ne iki metų pabaigos laikotarpį, o į gerokai ilgesnį, pavyzdžiui, 2-3 metus į priekį. Bet štai jūsų minimos kompanijos dėja, bet ir kelių metų perspektyvoje, man atrodo, yra labai rizikingos. Todėl verčiau nuo tokių laikytis atokiau. Dar mačiau, buvo vienas rėmėjų klausimas, šį kartą tikrai labai aktyvus yra draugai ir rėmėjai, man labai smagu, kad galime taip pabendrauti. Štai Robert klausia, labas, apžvelk prašau į OVA. Nesėkmingai investavau, turiu nemažą minusą, ar turi ši įmonė perspektyvų grįžti prie ankstesnių kainų, bent $14-16 už akciją. Ir dar, ką manai dėl galimos stiprios krizės, ne šiaip korekcijos. Stebiu kelis krizės pranašus, kurie pakankamai įtikinamai kalba apie kažkokias inversijas ir panašiai. Lygina šį laikotarpį su 2007 prieš kriziniais metais ir didžiosios depresijos laikais 2029 metais. Neva visų įmonių PE vidurkis didesnis nei prieš bet kokią prieš tai buvusią krizę. Kaip manai, ar įmanomas toks scenarius, kad S&P krenta 50% ir iki kokių 30 metų sėdim minuse? Dėl korekcijos tikiu, kad gali būti labai rimta korekcija ir tikiu, kad galime užtrukti, kol vėl pakilsime iki dabar pasiektų viršūnių. Bet kad būtų aiškiau, kaip judės rinka, mums reikia žinoti priežastį, dėl ko mes galime kristi. Ir aš suprantu, apie ką kalba jūsų sekami pranašai, dėl ir inversijos, tarkim, aš irgi apie tai kalbėjau ir ne kartą sekmadienio epizoduose mes aiškinamės, kad kai nebelieka inversijos, tada visuomet ateidavo recesija. Bent jau taip mums rodo istorija. Bet iš dabartinių duomenų mes negalime pasakyti, kad bus labai stipri recesija, kad bus finansinė krizė, krachas, kaip 2007 ar 2029 metais. Plius jūs žinote, kad kai visi kažko laukia, tai nieko blogo ir nenutinka, nes visos krizės, visi akcijų rinkos stiprus kritimai ateina netikėtai. Tai pasižiūrėsime, kokie bus kompanijų ketvirčio rezultatai, kas bus JAV prezidentu, kokia bus politika, kalbant apie korporacijų apmokestinimus, nes tas irgi turės nemažą įtaką rinkai. Nes jeigu įmonėms liks mažiau pelno, tai jos mažiau galės skirti baibekams. O jeigu dar baibekai bus stipriau apmokestinami, kaip yra kalbama, tada bus dar mažiau noro juos vykdyti. O mes žinome, kad pagrindinis kuras akcijoms augti yra būtent milžiniški baibekai. Ir kitas kuras akcijoms augti yra papildomas likvidumas sistemoje. Arba, kaip mes sakome, papildomas pinigų spausdinimas. Nors niekas jau senai realiai nespausdina pinigų, mes kanale esame kalbėję, kaip pinigai atsiranda sistemoje, todėl jeigu nematėte tų video, aš labai kviečiu pasižiūrėti. Naudingos nuorodos, kaip visada, yra video aprašyme. Todėl, kad bus korekcija, aš tikiu, nes visą laiką ateina korekcija po stipresnio augimo, bet dėl kitų dalykų, tai aišku, kad reikia sekti įvykius. Ir tada truputį atsiranda daugiau aiškumo, kokie galimi scenarijai. Ir ką mums reikėtų daryti.
Todėl apie tai mes ir kalbamės kiekvieną sekmadienį. O dėl kompanijos, kurią norite apžvelgti, IOVA, tai čia yra biotechnologijos. Na, čia be pipeline sekimo tikrai nieko mes nenuspręsime, neišmatuosime ir nieko neišsiaiškinsime. Čia reikia žiūrėti, kokias molekulės kompanija kuria, kuriuose stadijose jų būsimi preparatai, ką analitikai apie jų perspektyvas kalba, ką pati kompanija. Aš šios įmonės neseku, nors biotechnologijų tikrai turiu ne tiek ir mažai ir kantriai visada laukiu, kadagi jos iššaus. Todėl jums irgi palinkėsiu kantrybės. Na, jūs galite tiesiog Google įsivesti tikerį ir parašote žodį pipeline ir tada žiūrite, kokiose fazėse yra jų tyrimai. Tai kompanija yra tikrai netuščia, pagrindė jinai dirba ties, kaip suprantu, odos vėžio gydymu, turi molekulę 3 fazės tyrime, turi keletą molekulių ir gimdos vėžio, ir plaučių vėžio gydymui, tai jos yra 2 fazėje. Tai sakyčiau, gali drąsiai pakilti tiek, kiek jūs sakote. Jeigu FDA patvirtins preparatą, tikrai ten gali visko būti, nes ten ir šortų buvo apie 24%. Tai jeigu, pavyzdžiui, per artimiausius mėnesius patvirtins, tai kils jį ir dar aukščiau. Bet patvirtinimas gali užtrukti ir kelis metus, arba gali visai nutraukti tyrimą dėl didelio šalutinio poveikio, pavyzdžiui. Tai čia visaip gali būti. Niekas nėra apsaugotas. Ir arba tikime įmonę, jos potencialu, arba ne. Tai jeigu jums patinka kompanijos kryptis, tiesiog turėkite kantrybės. Man patiko kompanija iš pirmo žvilgsnio, detaliau dar aš aišku pasinagrinėsiu, nes reikia suprasti, kad konkurencija jos sferoje yra tikrai milžiniška ir jeigu ji neparodys, kad yra stipri kūrėja, turi išskirtinį produktą, čia tikrai nieko nebus. Todėl jeigu minusas pozicijoje ir mes kol kas negalime pasakyti, kaip jai sekasi, nes viskas priklauso nuo FDA, tai geriau yra kol kas tiesiog palikti tą poziciją ir nekreipti jokio dėmesio į tą minusą. Ir pats svarbiausias dalykas, aišku, nepulti mažinti vidutinės kainos, tai yra vis pripirkinėjant pakritimuose, nes tokiu būdu tiesiog poziciją išpūsite, o naudos jokios nebus. Nes pozityvo gali kaip nebūti, taip nebūti. Taip, perbėgome per klausimus, daugiau su žvaigždute klausimų nėra, todėl ieškome daugiausiai laikų surinkusio klausimą. Čia 11 laikų ir Andriaus klausimas. Labas, turiu klausimą dėl IBKR. Po perkelimo į Airiją pastebėjau, kad neberodo gaunamų dividendų. Tada atradau, kad jie kitoj sąskaitoj, kurios dabar yra 2. Klausimas, ar reikia imtis veiksmų perkelinėjant pozicijas iš vengriškos sąskaitos į airišką, ar palikti taip, kaip yra. Aš manau, kad jums jau viską IBKR sutvarkė, nes jūs uždavėte klausimą prieš 5 dienas. Tiek kažkur ir užtruko, kol man viską sutvarkė po perkelimo, bet galbūt kaip tik dabar kiti susidūrė su šia problemyte ir dabar yra neramu, kągi daryti. Tai žinokite, kad nieko nereikia daryti, viską per kelias dienas jums sutvarkys ir galiausiai bus viena sąskaita, jeigu vieną turėjote. Žodžiu, bus viskas gražiai perkelta ir nereiks nieko jums rūpintis. Tik atkreipkite dėmesį, kad jeigu esate pasirinkęs planą tiered, tai gali būti po perkelimo pasirinktas planas fixed. Ir tada vietoj 35 centų mokėsite $1 už orderį. Tai į šį momentą atkreipkite dėmesį. Šalia 10 laikų ir bent nor klausimas. Ačiū už kontentą. Gal galima trumpai apie ilgalaikę perspektyvą tabakui, MO, BTI ar PM. Ar tai jau pikas, ar nebloga alternatyva korekcijos metu? Ačiū. Na, pagal taisyklės tik vienas tikeris viename komentare turėtų būti, jeigu nesate kanalo rėmėjas. Tai pasikalbėkime apie vieną iš šių tikerių, apie BTI. Nes aš ją iš šios trijulės buvau pasirinkusi į savo portfelį paskutinį kartą. Pamenu, kažkur žemumose kartu su klubo nariais mes pirkome šią kompaniją, maždaug ties $30, gal ir mažiau gavosi vidutinę kainą. Nes tada matėme momente tikrai labai neįvertintą kompaniją, tai kas mėgsta strategiją augimas plus dividendai, tai čia buvo labai geras variantas. Turėjau aš tikslą užeiti neilgam ir kai tik akcijos atsigavo, pakilo beveik iki tikslinės kainos, aš fiksavausi visą poziciją.
ir kol kas į ją nebežiūri. Nors dabar mes matome, kad vėl koreguojasi akcijos ir galima būtų vėl pradėti formuoti poziciją, nes pagal prognozes atrodo visai neblogai ta kompanija. Tik aišku, verslas yra neetiškas, visos šitos kompanijos, visi tabakininkai, kaip aš sakau, susiduria su reguliavimu, su įvairiais judėjimais, už sveiką gyvenseną ir panašiai. Todėl čia yra niuansų. Bet aš nemanau, kad bus kažkas labai blogai ilguoju periodu. Aš priešingai manau, kad jeigu per artimiausius metus legalizuos kanapes, tai gali ir ši industrija pasitempti. Jeigu aš pamatyčiau stipriau nukritusią, pavyzdžiui, žemiau $30 už akciją, tada gal ir irgi susigundyčiau vėl atsidaryti BTI poziciją. O kol kas, užsidirbau ir nebežiūri šios kompanijos. Važiuojam toliau, ieškom klausimų su daugiau laiko. Štai, Donatas klausia, kokią saugią konservatyvę dividendinę kompaniją galite rekomenduoti? Ačiū. Aš jokios kompanijos negalėčiau rekomenduoti, aš tik tai galiu pasidalinti su jumis, į kur aš investuoju. Galiu pasakyti, kodėl ten investuoju, ant ko aš statau, ir panašiai. Tai ne rekomendacija, o tiesiog idėja, kuri man atrodo įdomi. Kaip, tarkim, konservatyvi dividendinė istorija galėtų būti, tarkim, kompanija PepsiCo, tikeris PEP. Iki tikslinės kainos beveik atėjo gegužės mėnesį, trūko vos 2% iki tikslo ir tada akcijos pavažiavo žemyn. Bet sekančiam periodui, tai yra pusantrų metų laikotarpiui, aš toliau palieku buvusią tikslinę kainą. Ir dabar potencialas iki tikslo, nepaisant dividendų, yra apie 8%. Arba, pavyzdžiui, kompanija Verizon, tikslinė kaina yra $50. Dabar tai ten potencialas yra gerokai didesnis. Važiuojam toliau, pasižiūrėkime, kokie dar klausimai surinko daugiausiai jūsų palaikymo. Štai, Demis Karib klausia, kokias top knygas apie finansus ir investavimą galite rekomenduoti? Aš gal pritarčiau visam sąrašui knygų, kuris yra šio video aprašyme. tą sąrašą mes sudarėme kartu su pirmaisiais šio kanalo prenumeratoriais prieš beveik 4 metus. Gal reiktų, aišku, sąrašą papildyti, bet jeigu kurios nors iš to sąrašo knygos jūs neskaitėte, tai labai kviečiu paskaityti. Aš po visomis pasirašau, visas skaičiau, visos savotiškai kažką paliko, kažką naudingo davė. O kuri man labiausiai patiko, kuri atrodo pati vertingiausia, tai turbūt yra klasika. Benjamino Grahamo Protingas investuotojas. Toliau 6 laikai ir KUP 6613 klausia. Sveiki, ar galite apžvelgti šią dividendinę kompaniją ADP? Ar verta šiuo metu dar nusipirkti akcijų, ar laukti korekcijos ir už kokią kainą verta pirkti? Pasižiūrėkime pradžioje rodiklius Finvize. Taip, technologijos, programinė įranga. Įmonė užsiema darbo užmokesčių ir personalo valdymo sprendimais. Savo paslaugos daugiausiai teikia mažoms ir vidutinėms įmonėms, natūralu. Bet kad čia yra dividendinė kompanija, tai aš nelabai pasakyčiau, nes vos 2% dividendų. Jie yra apsaugoti, bet vertinant veiklos perspektyvas, būsimus pelnus, įmonė jau dabar atrodo brangoka. Ir klausimas, ar bus didelis susidomėjimas pirkti šitą kompaniją, kai pelno augimas kitiems metams yra numatomas 8-9%. O kompanijos akcijos prekiaujamos su forwardiniu PE 26. PS, kaip matome, yra 6. Kad PB yra aukštas, tai mes čia suprantame, nes kompanijos tokia veiklos specifika, tai į PB rodiklį per daug nežiūrime. Bet kiti rodikliai mums jau sufleruoja, kad kompanija yra brangoka. Aišku, gali būti brangu, jeigu įmonės pelnas stipriai auga, bet šiuo atveju mes to nematome, todėl panašu, kad greitų metų pamatysime korekciją žemyn. Pasižiūrėkime dar rodiklius dinamikoje, tam labai tinka Guru Focus puslapis. Su skolomis problemų nėra, bet, kaip sakiau, pelno augimo dinamika yra tikrai labai silpna. Kur būtų įdomu pirkti man, tai pavyzdžiui būtų įdomu prie $216 ir dar mažiau. O kol kas ne, tiesiog jinai yra aukšta. Keliaukime toliau. Ringoldas klausia, labas, ačiū už tai, kad esi. Smagu girdėti. Įdomi nuomonė apie Valią.
Tai brazilų kompanija, todėl primetame iškart, kad rizikų yra daugiau nei JAV kompanijose, rodikliai bus gerokai mažesni nei JAV įmonių iš tos pačios industrijos, todėl ją vertinsime, aišku, ir kitaip. Bet aš iškart pasakysiu, kad aš laikau šią kompaniją portfelyje, statau ant būsimo naujo ekonominio ciklo, kada reikės užvedinėti ekonomiką su atsigaunančiomis statybomis, naujomis gamybomis, statoma nauja infrastruktūra ir panašiai. Todėl žaliavų reikės daug. Ir pagrinde varis, geležies rūda ir paklausa kažkada tikrai augs, ypač besivystančiose šalyse. Ir norint pigiai nupirkti įdomias kompanijas, tai tikrai reikia pirkti tada, kai rezultatai dar nėra patys geriausi. Yra tik tikėjimas dėl puikių ateities perspektyvų. Ir kol kas yra dosnūs dividendai čia apsaugoti. Žodžiu, aš esu geros nuomonės apie šią kompaniją ir labai norėčiau iki 26 metų pabaigos pamatyti norimą kainą ties $13–15. O iki tol man kapsės, kaip sakiau, labai dosnūs dividendai. Todėl atrodo variantas tikrai neblogas. Šalia yra Beno klausimas. Ačiū labai, kad įvedėte mane į šį investavimo malonumą. Smagu girdėti. Turiu klausimą apie įmonę Rio. Kaip jūsų akimis jos situacija dabartinėme laike, ar verta dėmesio? Ačiū, gražios dienos. Panaši kompanija, kaip ir prieš tai minėta, tik čia jau yra ne Brazilija, o Jungtinė karalystė. Plus kompanija yra dvigubai didesnė nei Vale. Bet ateities gairės artimiausiu metu tikrai nėra tokios džiuginančios, nors vėlgi, aišku, jeigu žiūrėtume į ilgesnį periodą, kompanija gali būti tikrai labai įdomi. Beje, ji nusipirko ličio kasėją Arcadium kompaniją ir dabar tikimasi, kad tokiu būdu šita kompanija užtikrins Europos ličio poreikį. Ir Rio Tinto gali laisvai tapti pagrindiniu žaidėju pasaulinėje ličio rinkoje. Bet aišku, mes suprantame, kad tam, kad augtų tos kompanijos pelnas, pajamos, kad dosnūs dividendai išliktų saugus, reikia, kad brangtų metalų kainos. Tada ir šios kompanijos momente turėtų būti labai patrauklios. Tai va. Toliau ieškame klausimų su laikais. Taip, 5 laikai ir Demis Karib klausia, kokio portfelio dydis jūsų manymu gali užtikrinti kokybišką gyvenimą pensijoje? Na, kiekvieno lūkesčiai ir poreikiai yra labai individualūs. Vienam gali užtekti 1000 eurų per mėnesį vertinančios dienos kainas, o kitam ir 3000 neužteks. Todėl skaičiuojam, kad jeigu portfelio grąža per metus yra kokie 8–10%, vadinasi, reikia nuo 100 iki kelių šimtų tūkstančių eurų portfelio. O dar jeigu pridėsite kelis nekilnojamo turto objektus, kuriuos užgyventumėme iki pensijos, tai arba iš nuomos, arba tiesiog iš pabrangusio turto pardavimo, tikrai mes ženkliai prisidėtume prie kokybiškesnio gyvenimo pensijoje. Todėl jūs dabar susiskaičiuokite, kiek konkrečiai jums reikia. Tada nusistatykite tikslus, kaip visą tai pasiekti ir pirmin, nes tikrai, kol esame sveiki ir energingi, viskas yra pasiekiama. Keliaukime toliau, dar kelis klausimus atsakysiu ir pabaigsime šiandien. Taip, Darekas klausia. Aš dar papildyčiau klausimą apie VWC, pardavimą po 30 metų. O kaip bus su mokesčių pagrindimu? Gaunasi taip, kad 30 metų periodiškai perkant reikės pagrysti dėl visų įmokų, kad nemokėtų GPM nuo visos įneštos sumos, o tik nuo pelno. Taip išeina, kad ateičiai reikia pradėti kaupti visus mokėjimo išrašus, kad būtų paprasčiau. Ar čia brokeris pagelbės ir turės visą istoriją? Na, paprastai brokeriai išrašuose pateikia istoriją, kada ir už kiek ką pirkote. Ir jeigu parduodate aktyvus, tai brokeris taip pat įvertina pagal FIFO principą, na ir parodo, koks buvo jūsų uždirbtas pelnas arba nuostolis. Todėl dėl išrašų, manau, jaudintis nereikėtų. Aš manau, kad jūs tikrai nesumokėsite nuo visos pardavimo sumos mokesčių, jūs sumokėsite tik nuo uždirbto pelno. Važiuojam toliau. Štai 3 laikai ir Sam klausia. Sveiki, nuostabus kanalas, labai naudinga info, ačiū ir jums. Norėčiau pasiteirauti, kur patartumėte mokytis įmonių vertinimo, kad pavyzdžiui nustatyti entry point ar tikslinės kainas.
Na, čia aš jau pasakysiu labai paprastai. Žinokite, tik Investorė LT kanale aš patarčiau viso to mokytis, nes su laiku paruošiu dar ir papildomos medžiagos ir viską tikrai išmoksite. Bet tam reikia užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti varpelį, kad nieko nepraleistumėte ir tikrai viskas bus labai gerai. Toliau štai Neims klausia, ar bus tokiuose kaip šis video skyriai su laikais. Nes ne visa info aktuali, pusę valandos biški daug laiko yra, nors jo kartais iš to, kas neaktualu, išgirstu ir įdomesnių, bet kai neturi laiko visko žiūrėti, tai gal geriau bent aktualiausius skyrius peržiūrėti. Na, tikrai geras klausimas, ačiū už tai šį klausimą. Tai atsakysiu taip, kad jeigu tarp kanalo žiūrovų atsiras geras žmogus, kuris sudės tokius time kodus komentaruose, tada bus. Bet jeigu tokio žmogaus neatsiras, na, tada nebus. Kaip galėtume išspręsti šią problemą? Tai jūs galite tiesiog pasigreitinti video, bent ant pusantro greičio pasidaryti ir pusės valandos jau nebereikės. Arba aš ateityje tiesiog darysiu trumpesnius video. Toliau keliaukime, dar vieną klausimą pasižiūrime ir šiam kartui baigsime. Štai, 3 laikai, Tulzera klausia. Sveiki, minėjote, kad neinvestuojate į IPO, bet po to, kai jau įvyksta IPO, kiek laiko reiktų palaukti maždaug, kad matyt tam tikrus rodiklius akcijos, kurie kažką reikštų. Dėkoju. Na, kuo ilgesnė istorija, tuo yra geriau. Tada mes galime pasižiūrėti, kaip verslas atsilaikė, tarkim, per įvairias krizes. Ir panašiai. Bet bent poros metų istorijos tai tikrai reikėtų, kad būtų galima palyginti metinį pokytį. Jeigu turime tik tai kelis ketvirčius, tuomet, aišku, galime lyginti vieną ketvirtį su praėjusiu ketvirčiu, bet taip nėra labai teisinga lyginti, nes gali rezultatus įtakoti, pavyzdžiui, sezoniškumas, didesnis pirkėjų aktyvumas momente tam laikotarpį, tam ketvirtį ir panašiai. Todėl geriau yra lyginti vieną ketvirtį su praeitų metų tuo pačiu ketvirčiu. Tai buvo paskutinis klausimas šį kartą. Jeigu neatsakiau į jūsų klausimą, tai nenusiminkite. Tiesiog pakartokite jį po šiuo video ir galbūt jį atsakysiu sekančiame epizode. Ačiū Jums labai, kad buvote kartu. Iki kitų susitikimų.